Sveiki atvykę į Intergen Direction Erasmus Plus projektą, finansuojamą Europos komisijos. Šioje laidoje kalbėsime apie dvipusį mokymąsi ir tarpkartinę mentorystę. Veiksmingą metodą, kuris skatina žinių mainus tarp skirtingų kartų žmonių, kaip pagrindinį įrankį gerinant įtrauktį, inovacijas ir komandų darną. Daugelie profesinių aplinkų mentorystė tradiciškai buvo suprantama kaip vienpusis iš viršaus į apačią nukreiptas procesas, kai labiau patyręs žmogus moko jaunesnį. Tačiau kultūriniai ir technologiniai pokyčiai parodė, kad kiekviena karta turi ko išmokyti ir ką išmokti. Dėl to vis daugiau organizacijų taiko dvipusės mentorystės modelius, kai mokymasis vyksta abiem kryptimis. Tokia mentorystė griauna stereotipus. Jaunesni darbuotojai gali pasiūlyti skaitmeninių įgūdžių, naujų bendravimo stilių ir šviežią požiūrį į esamus iššūkius. Vyresni kolegos savo ruožtu dalijasi strateginę viziją, sukaupta patirtimi ir gilesniu organizacinių procesų supratimu. Šis apsikeitimas žiniomis ne tik gerina asmeninę veiklą, bet ir stiprina bendradarbiavimo kultūrą, paremtą abipusę pagarbą. Kartinės mentorystės programos padeda užkirsti kelią su amžiumi susijusiems konfliktams. Kai sukuriamos struktūruotos erdvės dialogui ir tarpusavio mokymuisi, tarp kartų atsiranda tiltai, skatinantis empatiją ir mažinantis nepasitikėjimą. Tai ypač svarbu daugiaamžėse komandose, kuriuose skirtingi darbo stiliai, tempai, prioritetai gali sukelti nesusipratimų, jei jie tinkamai nesprendžiami. Be to, dvipusė mentorystė gali stipriai padidinti motyvaciją ir profesinį tobulėjimą. Vyresni mentoriai atranda naujų būdų, kaip išlikti atnaujintiems ir jaučiasi, kad jų patirtis vis dar vertinama. Jaunesni dalyviai, pripažinti kaip žinių šaltiniai, įgauna daugiau pasitikėjimo, matomumo ir stipresnį priklausimo jausmą. Abi pusės laimi iš tokio apsikeitimo, o komanda tampa darni ir atsparesnė. Šis modelis taip pat padeda mažinti kartų atotrūkį organizacijose, kuriant darbo aplinką, kurioje amžius nenulemia autoriteto, o bendras mokymasis tampa norma. Kai žmonės jaučiasi išgirsti ir gerbiami nepriklausomai nuo savo kartos, stiprėja bendras tikslas ir kolektyvinis gebėjimas greitai prisitaikyti. Įtvirtinus dvipusį mokymąsi organizacijos kultūroje, formuojamas žmogiškesnis. Dvipusis mokymasis naudingas ne tik įmonėse. Tai ir galingas įrankis kuriant teisingesnę visuomenę, kurioje kartos nekonkuruoja, o palaiko viena kitą ir kartu auga. Investuoti į tokias programas reiškia įsipareigoti talentų tvarumui ir tikrai įtraukčiai. Šiandien tiek. Ačiū, kad klausėtės mūsų Intergeneration tinklalaidės. Jei norite toliau mokytis apie lyčių ir kartų įvairovę bei įtrauktį, apsilankykite mūsų oficialioje svetainėje intergendirection.eu ir nepamirškite sekti mūsų socialiniuose tinkluose. Finansuojama Europos Sąjungos. Pateikiamos nuomonės ir požiūriai yra tik autorių ir nebūtinai atspindi ES ar agentūros Erasmus Plus France Education Formation poziciją. ES skirianti institucija nėra atsakinga už pateiktą turinį. Šis darbas yra licencijuotas pagal Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International licenciją. Norėdami peržiūrėti licenzijos kopiją, apsilankykite creativecommons.org/licenses by/sa/4.0. Logotipai į šią licenciją neįtraukiami.